Sveiki visi, vasario 22 diena, esame Giraitėje, stoviu praktiškai pačiame būsimos bažnyčios centre ir matome generalinio rangovo AB Archis darbuotojus, ruošiančius klojinius rostverkų betonavimui. Šiai dienai turime pilnai įrengtus polius. Tai yra išorinis žiedas, jau tarp polių įrengta vadinamoji padbetonkė, šiek tiek kuri palengvina tolimesnį darbą. Taipogi ir vidinis žiedas. Matome visą jau formą būsimo bažnyčios ir surinkinėjami klojiniai. Darbas tikrai imlus, užimantis daug laiko, kadangi forma lenkta, apvali. Tai nėra paprasta surinkti klojinius. Nemažai vargo bus ir su visais armavimais. Tai šių sienų klojinius jau suarmuotus preliminariai turbūt turėsime įrengtus kažkur po 2 savaičių. Ir tada jau bus galima užpilinėti betonu. Nes, kaip jau minėjau, lenktų formų klojinių ir armavimų šiek tiek darbas yra sudėtingesnis, užimantis daugiau laiko. Taigi, štai matome ir šią zoną. Matome kelis polius pavienius, tiksliau tokius neapjungtus dar. Tai šitie 8 poliai yra skirti būsimai galvenai. Ant galvenos montuosis didelė konstrukcija kryžiaus. Tai gelžbetoninė konstrukcija, ant kurios montuosis geležinis kryžius. Taigi, kaip matote, darbai vyksta, juda į priekį. 2-3 savaičių bėgyje, manau, turėsime jau ir pamatus pilnai įrengtus, tai turiu omeny jau su pamatiniam sijom, rostverkais vadinamaisiais, ir bus galima pradėti sienų mūro darbus. Taigi paliekame žmonės dirbti ir visiems linkiu gražios dienos.